Treneri, tai kokios mintis po tokio įtempto mačo? Tai sakoma, sužaidėm žiūrovų, viską pamatė rungtynės su pratęsimu ir baudiniai, tai žiūrovom turbūt patiko, o man asmeniškai tai nelabai patiko, nes labai ilgai įeidinėjom į žaidimą. Pirmas, antras kėlinys tokie vangus buvo, po to jau bandėm atsilošti. Gerai, kad įmušėm, išlyginom ir perkeliam rungtynės overtime ir ten baudiniais laimėjom. O ar jūs ir komanda nustebino toks pasipriešinimas Rygos, ar tikėjote sunkaus mačo? Gal sakyčiau, kad mes žaidėm ne taip, kaip turėjom žaisti. O ir rytoj laukia dar vienas mačas, turbūt neverta tikėtis, kad bus lengviau. Tai žinoma, visos rungtynės sunkios, čia jaunimas, jiem iš vis nėra ko terioti, jie, kaip sakoma, auga, ne, ir jie nori žaisti, jų nereikia versti žaisti, tai jie visada visą širdim atsiduoda ir prieš tokią komandą visada yra sunku žaisti. Ir šiandien nebuvo Aivaro Bendžiaus, ar rytoj galima tikėtis jį išvysti? Ne, Aivaro rytoj nebus, jisai diskvalifikuotas 2 rungtynėm, tai ilsisi ir tikėkimės pilnas jėgų padės mums kitose rungtynėse už savaitės. Ačiū. Ačiū.